kuo stipriau apsunkinti jų žaidimą, puolimą. Nuotaika gera komanda? Jo, labai gera. Ar jau reikėjo poilsio dienos? Be abejo reikėjo. Tai šito šalia jūsų? Sveikas geras. Kas bus svarbiausia žaidžiant Sauniečiais? Svarbiausia sustabdyti jų pick and rollus. Todėl, kad jie daug žaidžia pick and rollų ir, manau, turim tą padaryti. O kaip tą padaryti? Ką nurodė treneris? Yra niuansų, kuriem mes ruošiamės ir dirbam. Šištavai šiaip pažiūrėjus į čempionatą, mūsų grupė atrodo tokia viena stipresnių. Taip, nors iš pradžių kažkaip lyg ir kitaip buvo manoma. Ne, tai čia vis tiek čia Balkanų pogrupis, kaip sakant, ir vis tiek čia serbiška mokykla ir jie visi labai gerai jugoslaviška, atsiprašau. Ir visi moka žaisti krepšinį. Ir čia ne taip lengvai, kaip atrodė pagal šalės grupę. Ką veiksit per laisvą dieną? Likusią? Turniruojamės. Likusią tai yra dar pas mus bus video peržiūra ir pietus, vakarienė ir ilsėsimės. Kažkolį visada reikaliukų turite. Nedarysim. Užtenka. O kaip dėl klubo reikalai kažkas skambinėjo, dominas, ar kol kas vykstant čempionatui jūs nelabai domitės? Kol kas buvo, kaip tik vakar agentas atvažiavęs, tai greičiausiai liksiu Žalgirį. Kaip man to gimtadienį atšventė? Tiesiai pasakysiu, be alkoholio. Su tortu ir fervergai. O spraito buvo? Ką jūs negirdėjot fervergus? Girdėjau. Tai blogą klausą. Nežinote, kodėl buvo išsiųstas Dastičius, negirdėjot? Ne, tik tai iš laikraščių. Ačiū. Iš kokių laikraščių? Slovėniškų. O, krepšinis net. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.